mus pakvietėt šiandieną į tokią gerą šventę, linksmą viską. Tai va norime visus pasveikinti, ne tik su užgavėnėm, betgi ir dar vieną šventę su Kazimierine. Palinkėti sveikatos, stiprybės visiems ir būti visiems šiandieną linksmiems, džiaugtis gyvenimu. Būkime sveiki, laimingi ir toliau tęskime savo dainas. Kas yra užgavėnės? Užgavėnės tai yra didelė šventė. Kadangi tuo pačiu metu užgavėnės būdavo ir koks pagrindinis, koks atributas būdavo užgavėnių. Kas galite atsakyti? Koks atributas būdavo? Morė. Blynai. Teisingai, labai teisingai. Blynai. O kas dar? Lašinėjų. O Dieve, švenčiausias laužas. Dainų šokiai. Pas mus yra čia baisiausia kaukė. Velnis. Baisiausia kaukė. Ne velnis? Taip, labai teisingai, labai teisingai. Šiandieną linksmai švęsime užgavėnės. Bet prie bežionės, velnis. Šokis ir linksmi būkim. Tad dainuojame dainą. Man patinka. Nu tai Arčiau ateikit, arčiau išgirsit daugiau. Man patinka blynai labai. Man patinka blynai labai. Blynai, bulviniai blynai. Blynai ir vėdarai. Blynai, bulviniai blynai. Bulviniai blynai ir vėdarai. Man patinka gėlės labai. Man patinka gėlės labai. Gėlės ir berdužėliai labai gerai. Gėlės ir berdužėliai labai. Man patinka uogos labai. Man patinka uogos labai. Uogos ir jų uogienės ir obuolienės skani labai. Uogos ir jų uogienės ir obuolienės labai. Aš galvoju, kad mes šaukiam lašininius kanapinius, ne? Dar ne. Dar nešaukiam, dar skambės dainos. Gerai. Dar dainuojat? Ne. Aš užgimiau ubagėliu ir užaugau prasčiokėliu. Einu per svietą verkdamas, geradėjus garbindamas. Kartojam. Einu per svietą verkdamas, geradėjus garbindamas. Trečias kiemat nuo pat galo davė duonos ir rasalo. O kai paprašiau bulbyčių, liepė eiti ant ulyčios. O kai paprašiau bulvyčių, liepė eiti ant ulyčios. Kas duos duonos dėkavosiu, kas duos sūrio išlojosiu, kas lašinių ciela šmota, tas gaus pas Dievą zaplotą. Kas lašinių ciela šmota, tas gaus pas Dievą zaplotą. Putiri turgo nešė, putė, putiri turgo nešė, ir turgo nešė, ir nebrangiai prašė, putė, ir nebrangiai prašė, putė,
putė, put ir nebrangiai prašė. Nebrangiai prašė, tik pusantro grašio. Putė, put ir pusantro grašio. Putė, put ir pusantro grašio. Už pusantro grašio dėdas nusitašė. Putė, put, senis nusitašė. Putė, put, senis nusitašė. Senis nusitašė ir pametė tašę. Putė, put ir pametė tašę. Putė, put ir pametė tašę. Kas, reiškia, seniau, kas yra užgavėnės? Užgavėnės tai yra archaiška šventė, kuri anksčiau mūsų proseneliai jos labai laukdavo. Visi tikėjomės, kad per užgavėnės išvarysime visas ligas, visas negandas, visas nesėkmes, būsime sveiki, laimingi ir ilgai džiaugsimės gyvenimu. O svarbiausias buvo darbas. Kas yra? Blynų kepimas. O kodėl tie blynai buvo tai vertinami? Kodėl jie? Kas atsakys? Kodėl jie? Kokie jie turėjo būti tie blynai? Apvalūs. Teisingai, apvalūs. Apvalūs blynai turėjo būti. Tai Ramutei mūsų užkabinsime šiokį tokį medaliuką už tai, kad atspėjo. O kodėl jie turėjo būti apvalūs? Žemė apvali. Už tai, kad jie reiškia saulę. O jų spinduliai skleidžia šilumą. Todėl jie turėjo būti apvalūs. Toliau, ką reiškia blynai? Blynai dar reiškia, tai minėjau, karšta saulė ir kad ankstyvas yra pavasaris, o vėliau, reiškia, bus geras derlius, šeimose bus labai gera nuotaika kiekvienoj. O svarbiausia pavasarį, kas būna? Daugiausia gimsta vaikučių. Taip, ir tai būdavo paskutinis mūsų mesijas. Pienas tai negerimas, o senos mergos tai nežaidimas. Sugrūžęs pienas tai negerimas, o senos mergos tai nežaidimas. Tada pašoksim, tada paušim, kai paskutinį čia kartą būsim. Tada pašoksim, tada paušim, kai paskutinį čia kartą būsim. Surūgę paukščiai tai ne patrova, o senos mergos tai ne zabova. Surūgę paukščiai tai ne patrova, o senos mergos tai ne zabova. Tada pašoksim, tada paušim, kai paskutinį čia kartą būsim. Tada pašoksim, tada paušim, kai paskutinį čia kartą būsim. Po šitų užgavėnių jaustųsi visi sveiki, laimingi, drąsūs, tiesiog tamūti eikit deginti savo negandų. Tai dabar prieš morės deginimą keli žodžius tarsime. Mes morės nedeginam, mes ją gerbėm, mylim ir laikom. Man patinka šitą dieną. Tai grožio mūsų mergelė. Negandos, negandos. Valio, paplojam. O tai va. Man patinka šitą dieną sotus blynai su uogiene. Lašiniuotis storas bėga, jis iš kiemo veja žiemą. Žmonės renkas prie laužų, dedas kaukes, jie baubu. Kas saldainį, kas riestainį, perka riekėmis gražiai. Irena. Ogi kanapinis valgyt nori, meilės.
pasiilgo, jai žiema labai prailgo. Be žiniukų jie galima paėmti. Galime. Arba rankėlę, kad jie galva tą pasiimti. Visi kiekvienai blynais kvepia, nors pavasaris neslepia. Šalta žiema šaliniai, saulė leidės už uklono, gaidys muša barabon, gaidys muša barabon, gaidys muša barabon. Bėg žemūžė tu iš kiemo, jau meškutė juda kel, jau meškutė juda kel, jau meškutė juda kel. Jau pavasaris ateina, šalta žiema šaliai eina, šalta žiema šaliai eina. Lašininis, kanapinis, lašininis. Geras, pravės senelas jau. O ko visas nesulėkėt? Lašinių nori. Ko ant pešiaus negulit? Prakelėt mane. Aha. Vienu žodžiu reikia ant pešiaus gulėti ir gerus žodžius žiemą minėti. Esu lašininis, mėgstu riebiai pavalgyti, nors saldžiai pamiegoti. O kas čia per kūdeną toks? Mane pilyps! Pala. Aš esu liekunas, bet stiprus kanapinis. Kanapinį? Kokias tu čia revoliucijas keli? Ko žmonėms pakaidė gyventi neduodi? Kaipgi? Visiems jau nusibodo žiema. Visi nori pavasario. Koks čia pavasaris? O neužuoda, kai blynai kvepia. O su spirgais paėdė ir ant šilto pečiaus. Svajok, žemelė. O tai bent gyvenimėlis. Lašiniais apvalgęs taškai, taškais tiesiog arba, o jau šantas kokias prūksas. Va, žiūrėkit, kas čia šneka. Nu, jei nu kalėdų neėdės, tai ponulitavo bėdas. O čia man nereikia mano autoritetą gadinti. Nu, šiaudą dušį palauktų man. Kviesiu tave į mūšį. Kas už žiemą? Žmonės, gelbėkim žiemą. Kas už žiemą? O kur mano komanda? Nėra. Dokčia. Šokam jau išvarėm. Šokam mes meškutė, meška šoka, kudalas rūka. Šokam, daro mažą ratuką, arčiau. Šokam mes meškutė, meška šoka, kudalas rūka. Šokam mes meškutė, meška šoka, kudalas rūka. O dabar atsisukit į savo kaimyną ir stumkim. Į kaimynai.
Atsisukit į priešingą. Į priešingą. Čia randukas. Šoka kudulas du ir dabar rungiamės. Ir dar greičiau. Šoka, šoka, mes maškutė, maška šoka kudulas du. Šokam, šoka, mes maškutė, maška šoka kudulas du. O dabar rungiamės su rankom, nustumkim. Ir paskutinį kartą linksmai, kojas aukštai, kad kiti metai būtų. Kojas aukštai! Šokam, šokam, mes maškutė. Iki nosies Galima Kazimieraičia. Miela Kazytė, užgavėnių šventė šiandieną ne tik tai, bet ir jūsų šiandieną vardadienis. Tad leiskite jums dėkti simbolinę dovaną, užgavėnių dovaną. Mylėjo, perugieną lydėjo, kumas kumą mylėjo, perugieną lydėjo, vidury rūgienos susimanė kumenos, vidury rūgienos susimanė kumenos, vidury baltos dienos neišryti rūgienos, vidury baltos dienos neišriti rūgienos. Kaskadorius, kai atjos, Nešiok. Prie arbatos puodelio, aš kaip sakau vaikam, o jie Vaikam, nu jau vaikėjam. padovanojam rėsainį darbuotojus grįžusios namo išvirs arbatą. Vaikai kaukę nedai. Taip. Ir Tomas, viskas. Ir Tomas. Ta mergaitė taip lankstėsi gražiai. Labai čia mergaitė reikia. Čia prie mūsų. Čia jūsų mergaitė. Čia mergaitės. Tai reikia, bet jūsų jau visi. Viskas, ačiū labai. Jėzus Marija, velnės, tu velnės, tikras velnės. Ačiū, Juditėlė. Ačiū. Išlydim plojimais. Dar ką nors galima kam nors išlydyti. Atsigaus,
Aš